Taigi, geografijos vadovėlis 10 klasiai, dabar pagal naują reikalavimą turime sakyti antrajai gimnazijos klasiai, būtent taip turim rašyti ir ant vadovėlio viršelio, tai bus koreguojamas šis viršelis. Taip jau įvyko mums istoriškai mūsų mokyklinės geografijos nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kad mes netekome vienos savaitinės valandos 10 klasėje ir todėl turime tik vieną savaitinę valandą, kas iš tikrųjų yra labai gaila, apmaudu, nepateisinama, absoliučiai nepateisinama šiais globalizacijos, skaitmenizacijos laikais. Ir todėl aš taip tarsi dūsaudamas sakau tai, kad tai nėra labai gerai, dėl to, kad 10 klasėje mūsų mokiniams reikėtų daugiau dėmesio skirti tiem dalykams, ką jau jie pajėgus savo sukaupto patirtimi, žiniomis, gebėjimais, savo nuostatomis galėtų daugiau tų dalykų 10 klasėje išmokti ir su jais susipažinti. Be abejonės, kad 10 klasėje geografijos mokymas nesustoja ir tie, kurie turi didelį smalsumą, gali tęsti mokytis 11, aišku, 12 klasėje, bet kaip ten bebūtų, aš visada labai išgyvenu, kai kalbam apie 10 klasę, jog mes turim tik vieną savaitinę valandą. Na, bet yra taip, kaip yra. Mūsų bendroji ugdymo programa parengta būtent maždaug tokiai valandų apimčiai, nors ten konkrečiai valandų bendrojo ugdymo programoje nėra nurodyta, tik per metodinės rekomendacijas mes galime atsekti konkrečiai valandas. Taigi, autoriai orientuojasi į vieną vadovėlio dalį, kurią be abejonės lydės pratybų sąsiuvinis, aktualizuotas, naujoviškas, dalinai spalvotas, taip kaip ir 9 klasės. Abu jau abiem dalim išleisti pratybų sąsiuviniai, tai leidžia mums labiau interpretuoti užduotis, daugiau įtraukti žemėlapių, taipgi spalvos suteikia ne vien tik tai vaizdinį išraišką, bet taip pat ir visom kitom prasmėm, vertinant akademiniam, metodiniam, mes galime pratybų sąsiuviniuose labiau realizuoti kai kurias užduotis, išplečiant jas ir išplečiant jas arba pateikiant jas naujovišką formą. Na ir aišku, vadovėlio sudėtinė dalis, to mano įvardyto portfelio dalis yra mokytojo knyga, kuri taip pat bus parengta ir Žemė 10 tikrai kitais mokslo metais pasirodys su štai tokiais maždaug, manyčiau, kad būtent jie bus patvirtinti šiais viršeliais 3 mokymo priemonių pavidalu. Vadovėlis, pratybos bei mokytojo knyga. Žemė 10 vadovėlio struktūra išlaikys tą struktūrą, kuri dabar yra realizuota 9 klasės geografijos vadovėlyje. Kiekvienas skyrius turės savo įvadinį puslapį, įvadinį atvartą, kuriame mes pateiksime esminius dalykus susijusius, kaip įvesti į tos skyriaus temų problematiką. Taip pat vaikams priimtina, mokiniams priimtina forma pateiksime to, ko iš mūsų reikalauja bendroji ugdymo programa. Be abejonės akcentuosime gebėjimus ir tam tikrus geografinės informacijos šaltinius. Taip pat turėsime 2 tipų temas, taip kaip ir 9 klasėje, tai yra pagrindinė tema bei plius tema. Turėsime taip pat tai, kas atitinka bendrąją ugdymo programą geografija aktyviai puslapius, kurie kaip rubrika apims tuos tyrimus, kaip minėjau. Be abejonės tai bus savikontrolės blokai, taip. Na ir be abejonės bus žodynėlis bei rodiklė. Na ir turbūt atkreipia dėmesį, kaip ir 9 klasėje, žodynėlis turės ir anglišką, lietuvišką formą, tam, kad mokiniai galėtų kai kurias savokas, kurie turi padidintą smalsumą, galėtų rasti jų informacijos anglų kalba tomis temomis. Tai yra visiškai absoliuti naujovė, bet aš nebejoju, kad kaip toks nekaltas dalykas kažkur vadovėlio gale gali būti naudingas. Tai turinys susitalpina į vieną šitą atvartą. Mes 10 klasėje turime 5 skyrius. Tie skyriai sukonstruoti po labai ilgų, galima taip sakyti, autorių kolektyvo diskusijų. Ir mes žiūrime novatoriškai į 10 klasę. Norime, kaip sakėm,
galbūt atsisakyti kai kurių galbūt įsisenėjusių stereotipų, tam tikrų rudimentų. Vadovėlis rašomas, kaip sakant, 10 metų į priekį. Norime, kad mūsų mokiniai būtų šiuolaikiški, kad vadovėlis fiksuotų tas permainas ir tuos dalykus, su kuriomis mokiniai ir mes patys susidurime kiekvieną dieną. Taip. Taigi mes paliekame pasaulio ekonomikos pirmąjį skyrių, kuris pristatys ekonomikos struktūrą ir jos kaitą. Čia yra tokie kaip ir esminiai, baziniai dalykai. Taip. Taip pat čia kalbėsime apie ekonominius išdėstymo tam tikrus veiksnius, apie tarptautinės bendrovės, apie tai, kas yra susijęs su darbo jėga ir jos migracija pasaulyje. Visą tai, ką galima pačiupinėti, galima sakyti, aplink mus praktiškai kiekvieną dieną. Bet tas įvadas yra trumpas, nepamirškime, kad mokiniai toje pat klasėje mokosi ekonomikos ir ekonomikos programoje, o žinau, kad kai kurie geografijos mokytojai dėsto ekonomiką, yra labai daug panašių temų. Iš tikrųjų, šiek tiek apgailestauju, kad didaktiškai tarp ekonomikos specialistų ir geografijos rengiant atnaujintas ugdymo programas nebuvo dialogo ir todėl tam tikras persidengiantis turinys yra ir geografijoje, ir ekonomikoje. Bet turint omeny, kad geografijoje yra nepaprastai daug pritaikomumo, kalbant apie mūsų kasdienį gyvenimą, mūsų pačią aplinką ir taip toliau, dėl to, galima labai stipriai nepergyventi, jeigu viena kita tema ir kažkiek tai koreliuojasi, kažkiek persidengia, tai kaip tik galima su ekonomikos mokytojais tuos klausimus pasidėlioti, o mums svarbu suakcentuoti dėmesį į tai, kas yra tikrai daugiau ir mažiau tikrai geografiškai. Taigi antrasis skyrius yra globalus pasaulis, kalbame plačiaja prasme apie globalizaciją ir ieškome naujų formų to pateikimo. Tai ne vien tik tai, kad yra, kaip mes suprantam, McDonald's visam pasaulyje arba daug kur pasaulyje, arba kaip tik jo nėra kai kuriuose pasaulio šalyse, bet tai yra ir transportas, ir komunikacijos, ir problemų sprendimas, juk renkasi pasaulio politikai spręsti vienokias ir kitokias problemas. Ne vien tik tai tarptautinės organizacijos to užsiima, bet ir tiesiog, kaip sakoma, atsiranda jau pasaulio vos ne global government, pasaulinė vyriausybė, kuri sprendžia tam tikrą problematiką, ar tai būtų klimato kaita, ar štai bus konferencija Šveicarijoje, kuri galbūt padės išspręsti tą konfliktą sustabdyti tą karą, pradėtą Rusijos užpuolant Ukrainą, žudant jos žmonės, moteris ir moteris, vyrus, karius ir griaunant brutaliai Ukrainos infrastruktūrą. Tai būtent tai yra ta tema, kuri galbūt parodys, kad labai labai svarbu bendrus klausimus pasaulyje aktualius visiems spręsti kartu. Be abejonės, kad globalizacija turi ir savo tamsiąsias pusės. Ir apie tai reikia kalbėti, tai yra dezinformacija, tai yra kibernetinės atakos, tai yra daugybė dalykų, su kuriais mes susidurėm vis dažniau ir dažniau, o žvelgiant į priekį, nenusimato, kad pasaulyje bus vien tik taika ir gerovė, pasaulyje bus dar visko labai daug, todėl mūsų mokiniai turi matyti pasaulį realiomis akimis. Be abejonės, kad prie globalaus pasaulio yra tam tikri dominantai, tai yra tie, kurie diktuoja madas, tai yra mūsų pasaulio sostinės, jeigu galime taip įvardinti, tai globalieji miestai, mes kaip tik pateiksim vieną iš įdomesnių pavyzdžių. Be abejonės nagrinėsime turizmą su savo pliusais, minusais, iššūkiais, galimybėmis ir taip toliau. Kaip matot, kiek daug skanduoja pasaulyje bendruomenių, jog jie nenori turistų, stop turist, go home turist ir taip toliau. Kas čia vyksta ir kodėl tai vyksta, mes patys tampame turistais ir todėl mūsų kiekvieno atsakomybė taip pat yra labai netapti tais, kuriems sako go home Lithuanian tourist. Sakant, nelabai dar girdėjau to, bet labai nenorėčiau, kad man kas nors pasakytų, jog aš esu nelaukiamas. Vadinasi, reikia kalbėti su mokiniais apie tai, analizuoti įvairias situacijas, kodėl žmonija patenka į tokius turizmo spastus. Trečiasis skyrius yra skirtas žemės ūkiui, kurį taip pat patikime naujovišką formą, dėl to, kad jis yra labai globalizuotas, užtenka nueiti į prekybos centrą ir mums visiems viskas aišku, kas ten vyksta, ir žiūrime etiketes ir visą geografiją kaip ant delno, todėl pristatome žemės ūkį, tam tikrus jo iššūkius, tam tikrus, aišku, ir europinių žaliojo kurso elementus, kurie taip pat yra labai svarbus, kurie kontroversiškai priimami Lietuvoje, bet čia yra puikiai fantastiška dirba su mokiniais diskutuoti, ar reikia saugoti paukščius, ar reikia saugoti biologinę įvairovę, kelkim šitos klausimus, nebijokime skirtingų nuomonių, bet kelkim šitos klausimus, diskutuokime su mokiniais. Tai yra labai, labai svarbu adekvačiai, kritiškai
kritiškai mąstyti turinčiai visuomeniai, kokie ir esam mes lietuviai ir Lietuva. Be abejonės, kad mūsų Lietuvos žemės ūkis su savo problematika, tuo pačiu su savo tam tikrais laimėjimais ir iššūkiais bei galimybėmis. Be abejonės, skaitmenizacija žemės ūkyje. Štai turbūt vakar žiūrėjote panoramą, kurioje galbūt tai irgi susijęs su žemės ūkiu. Vakar šoko vos negavau, kai sužinojau, kiek stirniukų miršta dėl to, kad pjaunant, šienaujant pievas, jie ten yra pagimdyti žolėje ir kiek jų sutraiško, sunaikina, supjausto tos vadinamosios žoliapjovės. Taip kad skaitmenizacija žemės ūkyje padeda irgi saugoti biologinę įvairovę ir be abejonės siekti produktyvumo ir kitų dalykų. Tai yra viskas labai, labai, labai svarbu ir aktualu. Skaitmenizacijos amžius, atsirado naujas skyrius, ko anksčiau pas mus kažkaip ir nebuvo, o kai apie skaitmenizaciją mes kalbame labai daug, mes tiesiog naudojamės skaitmenizacijos produktais, ar tai būtų štai šitas mūsų Zoom webinaras, ar tai būtų mūsų mobilieji telefonai, ar tai būtų mūsų apsipirkimo įpročiai ir daugybė kitų dalykų. Netgi tų stirniukų gelbėjimas šienaujamai pievoje yra ne kas kita kaip skaitmenizacija. Taigi čia yra bent kelios temos, kurios susijusios su tuo, jos atitinka bendrąją ugdymo programą, tos klasės programos reikalavimus, ten kaip tik yra akcentas skaitmenizacijai ir be abejonės klimato kaita, kuria yra pateiktos net 5 temos, kurios labai nuosekliai, logiškai, tvirtai ir rimtai, bet tuo pačiu mokiniams skirta forma perbėga per visą klimato kaitos kontekstą, įžemindama ir kai kuriuos galbūt mokinių anksčiau žinotus dalykus, taip pat, aišku, išplečiant patį klimato kaitos kontekstą, padarinius ir be abejonės, kaip reikėtų spręsti tas problemas susijusios su klimato kaita. Štai noriu pasakyti, kad mes dabartinėje bendrojo ugdymo programoje girdžiu tokių kartais nuostatų ir iš mokslo akademinės visuomenės ir mokytojų, kad mes pamiršom dėsningumus, kad pas mus geografijoje neliko dėsningumų. Na, aš nežinau, man atrodo, mes 6 klasėje kalbam apie orus ir truputį apie klimatą. 7 klasėje kalbame šiek tiek apie klimatą. 8 klasėje kalbame apie klimatą. 9 klasėje prie pasaulinio vandenyno užsimenam apie klimatą. 10 klasėje turime visą skyrių apie klimato kaitą. Tai man atrodo, mes bendrųjų geografinių dėsningumų dalį mūsų bendrosiose ugdymo programuose kaip tik suaktualiname, įtraukėme į tam tikrus mokiniams prieinamus, suprantamus kontekstus, tiesiog tai vietą savo pakeitė ir aktualumo daugiau įgavo. Todėl aš esu tikrai užtikrintas, kad mūsų mokinių bendras išprusimas, bendras suvokimas, geografinių dėsningumų taikymas tam tikrose kontekstuose, kalbant apie dabartinių bendrųjų ugdymo programų atliepimą, reiškia jų įgyvendinimą, su laiku duos tik teigiamą rezultatą. Aš tikrai tuo tikiu ir neabejotinai, kad tuos dalykus iki galo turite padaryti jūs. Mes kaip autoriai, kaip autorių kolektyvas galim pateikti idėjų, pasiūlymų, rekomendacijų, sprendimų tam tikrų, bet aišku, galutinius sprendimus tuos į realizaciją atliekate jūs. Šiame komplekte vadovėlių bus parengta mokytojo knyga. Jie atitiks esamą mokytojo knygos struktūrą. Visos sudėtinės mokytojo knygos dalys yra kairėje šios skaidrės pusėje. Mes žinome, kad mokytojams yra reikalingas ilgalaikis planas ir įsivertinimo būdai, visa tai bus šioje knygoje, bet tol, kol išeis, ilgalaikis planas bus pateiktas irgi jums prieinamose svetainėse. Ir naujovė yra tai, kad į mokytojo knygą patenka QR kodas prie visų mūsų pasiūlytų rekomenduojamų skaitmeninių išteklių, tam, kad jūs galėtumėte greičiau nueiti tuo adresu, kurį mes jums pateikėm kaip papildomą informacijos šaltinį